jūs čia užsikabinus tokį dėdę? Va čia, žinokite, surežisuotas klausimas. Čia yra tėvas Džekas iš serialo Father Ted. Jeigu norit suprasti, iš ko juokiasi Janutinė, tai yra 2 serialai, Black Books ir šitas Juodosios knygos ir Father Ted. Ir abiejų autorius yra toksai Grehamas Linehamas, kurį pirmadienį jisai grįžta į Hitrou oro uostą. Fantastiškas vyrukas, visiškas toksai, mūsiškis. Tai jisai grįžta į Hitrou oro uostą, išlipa, jį pasitinka 5 ginkluoti policininkai. Sako, ką yra? Jisai sako, mes jūs areštuojame už jūsų Twitterio įrašus apie tuos transformerius žmonės. Žinot, kur ten nesuranda, kas pas jį kur padėta. Tai va, jisai tiesiog pasakė, kad jeigu jūs ten užpuls toksai transformeris, tai spirkite tą vietą ir jeigu verks, tai tada vadinasi berniukas. Tai, kažką tai tokio. Ir jisai, ko ne visą naktį aiškinosi policijai, kad jisai neskatino čia nieko naikinti ir mušti, bet realiai, įsivaizduojat, suima. Britanija iš tikrųjų muša rekordus prie žodžio laisvę kovos visus šitos dalykus. Gal konkuruoja iš tikrųjų tik tai su Zelenskiu. Apie Zelenskio kovą tas peržengė visas ribas. Ir apie Zelenskį mes šiandien šnekės, kol neprasidėjo. Nes mūsų pašnekovai dabar yra pakeliui. Aidas Gedvilas, kuris yra, tos komisijos, energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas, tai jisai jau, aš taip spėju, yra ties Kaunu. O Alfonsas Brazas, jisai jau kažkur tai čia, jisai kai čia atsiras, kai mes juos visus suvesim, tai čia prasidės, bet iki tol baisios naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Vieną aš jums jau pranešiau, apie tai, ką išdarinėja Starmerio Britanijoje. Tas žmogus yra... Man pasakojo mano giminaičiai iš ten, sako, netgi pas mus kaime, ramiam kaime ant stulpo parašyta tas žodis negražus iš raidės ir Starmer. Net tokiose vietose. Jau jisai užkniso Juodai Britaniją, ten kažkokią tai vagilką mokesčių nemokančią pasistatė pavaduotoją, tai ta dabar verkė. Sakė, man pasakė, kiek liepė, tiek mokėjau. Vienu žodžiu. Tai čia apie Britaniją, mano meilė ir širdies skausmą. O dabar mes pradėkime iš tikrųjų, ir va čia dėl to, čia vienas iš personažų, tėvas Džekas, ten yra apie Airijoje tokią salą, kurioje ištrėmė prisidirbusius katalikus kunigus. Tai ten labai juokinga. Prisimenu, va čia jisai toksai vienas iš tėvelių. Tai va, tai dabar žiūrėkite, pradedame mes gal nuo paprastų gražių naujienų. Ir mes turim šiandien vieną iliustraciją, nuo jos ir pradėkim. Galima apsivožti. Vytautas Landsbergis parašė eilėraštį Daivai Žeimytei, savo jau ten dvaro tai tokiai, nežinau, kaip ten vadinasi, dainininkė, jinai jį labai myli ir vat jie... Ne, jinai ten kažkaip save vadino filmuotoja, dokumentalistė, nes jinai filmą susuko apie Landsbergį. Jo, bet tarp jų yra ryšys. Jinai niekada neuždavė jam jokio klausimo, kuris kiltų bet kuriam žmogui normaliam, susitikus Landsbergį, ne? Tai ten yra klausimai, kuriuos jisai neatsakė. Ir nuo kur jisai, pavyzdžiui, kai aš artėdavau prie jo, tai jisai nuo manęs bėgdavo. Bet tas jums eilėraščių nerašo, va jai parašė. Bet tai eilėraštis atspindi iš tikrųjų atspindi tai, kaip jisai ir, nežinau, jisai atrodo keistai. Taip, va, Daiva Žeimytė, va. Dairysena per kairįjį petį, Daivai, pėdsakiukai, eilėraštukai, pritapnota, pievelėje gėlelės, buvo, tebetūno gal gabalėliai kūno, taškuoti vabalėliai, šauktukas. O nedetalizavo, kas pritapnojo, kieno kūno gabalėliai voliojasi? Ne, čia viskas, kas, man atrodo, čia
čia ne daivai, jisai tiesiog parašė, čia vadinasi demencija. Nu, žinai, ką matau, tą dainuoju. Fragmentiški. Bet tai iš principo čia yra tai, kaip vat, ir, nu, Žeimytė, džiaugtis tokiais dalykais yra gražu, iš tikrųjų. Čia yra labai taip jau įdomiai, čia viskas atrodo. Bet vat, Vytautas Landsbergis pažymėjo dieną tokių eilėraščių, o žinoma, baisusis Vladimiras Laučius kalė per jo anūką. Kalė taip, kad aš jau išstumta į antrą planą, Juknevičienė jau dabar kuo ten vadina jį? Solovjovu. Ai, ne, aš skabėjau, jisai Solovjovu. Tai va, dabar jisai yra Solovjovas, nes jisai iš tikrųjų suspardė vertybinę užsienio politiką. Ir... Man tiesiog palygino su vokiečių pasaka, vokiečių liaudės pasaka, nu, ir visą užsienio reikalų ministerijos vadovybę, visą užsienio reikalų ministerijos politiką per paskutinius 4 metus, taip ir įvardė 2024 metais, na tai kvailiai, tiesiog kvailiai iš vokiškos pasakos. Ja. Ir dabar šitas tekstas yra paskelbtas vakar, ane? Ir tai šiandien prieš 42 minutės Vladimiras Laučius parašė tokį tekstą. Perskaitėte mano tekstą 15 minučių apie mūsų užsienio politikos marazmus. Ok, norite, kad tęsčiau? Su vardais, idiotiškais sprendimais, užnugariais. 35 metus buvau su tais, kurie dabar mus visus dulkina. Aš nerašysiu prisiminimų knygos, papasakosiu viską platformoje, kurioje sužinosite dalykus apie mūsų užsienio ir vidaus politiką, kurie jūs paskatins balsuoti, tiesiog balsuoti. Tai jisai ketina išvedi. Čia yra žiauru, nes aš labai mėgstu, aš tam parašiau po jo tuo įrašu, kad aš tai esu įsirėminus vieną jo tekstą ir visą laiką naudoju, tai yra vadinasi Tėvynės sąjungos getaškas. Tai jisai paskelbė tą slaptą protokolą, kurį pasirašė Kubilius su Lukašenkos premjeru, dėl to, kaip Lietuva atvarys čia tą independensą, o tada Lukašenka pastatys Astrave elektrinę ir visi čia gerai gyvens. O toksai buvo, tiesiog, jie priminė tokius dalykus, kad buvo sudarytos tokios sutartys ir tokie protokolai iš tų, kurie po to Astravo sąjūdį, kurį dabar paveldėjo Matas Maldeikis. Ja, o po to jie apsivilko tais visais marškinėliais ir vaidino prieštaraujančius. Tai Vladimiras Laučius, kada jisai grasina, jisai iš tikrųjų buvo arti jų, jam nesvetimi panašu užsienio reikalų ministerijos archyvai ir jie jam bus pavadinti. Ir Kęstuti, aš iš to darau vieną paprastą išvadą. Vladimiras Laučius yra labai protingas žmogus.